Sveiki, mėlyjeji, mano brangieji žiūrovai. Esu jums labai dėkinga, kad pamilote šviesą ir ieškote ir tiesiate rankas į Šviesos mazgo kanalą. Labai esu jums tikrai dėkinga ir šiandieną net pajaučiau tokį dalyką, kad mes esame čia ir mūsų yra tiek, kiek mums reikia pagalbos vieni kitiem. Aš esu Oksana, esu medikas, turėjęs patirtį, kaip aš sakau, ne tik sveiko žmogaus, bet ir sergančio žmogaus. Ir paprasta žmonių kalba noriu jums perteikti keletą dalykų tiesiog gyvenimiškų, kad jums gyventųsi šiek tiek lengviau. Tai va toks tikslas ir yra. Paskutiniu metu labai daug sulaukiu padėkos ir kuo daugiau tos padėkos ateina, tuo daugiau norisi jums duoti kažkokį tai grįžtamą ryšį, kad jūs gyventumėte pilnatvėje. Ir jeigu mano Šviesos mazgo kanalas jums suteikia kažkokį tai pakylėjimą, tai tiesiog kodėl mums neskristi kartu. Ir iš šalies Skandinavijos kalbuosi su jumis dabar. Ir šiandien atėjau su tokia jums žinute. Gavau tiesioginį klausimą, kaip tu tvarkaisi su savo amžiaus riba. Tai aš labai nustebau, kur ta riba. Mano visos yra viltis ir misija nešama, kad žmogus gimė sveikas, jis turi ir numirti sveikas. Tai kai tai pasakai, kažkaip labai daug kas susimąsto apie ką tai. Tai tiesiogiai neviniosiu į vatą, o pasakysiu. Tiesiog gavau klausimą, kaip tu tvarkaisi su savo hormonais, kad tu visą laiką švyti ir tas grožis jisai tik didėja. Aš labai dėkoju, kad žmonės pastebi ir mato tokius dalykus. Bet kada norėjau atgal giliau įeiti į šito žmogaus būseną, aš jo paklausiau, o kas tau nutiko, kad tavo hormonai tau neduoda ramybės. Tiesiogiai jis pasako, arba jinai pasako, pas mus niekas nebenori ateiti į svečius, nes mano namuose svečiuojasi tik tai kažkokie sukilę estrogenai. Tai ta tema jau buvo minėta, kad aš apie ją pakalbėsiu, bet jau šiandieną tikrai pribrendo. Ir kai aš paklausiau, tai kaip jūs tvarkotės, kaip tu jautiesi, tai visų pirma paminėjau iš karto seksualumą. Ir mažai kas apie tai kalba. Bet kai aš žiūriu žmogui į akis, aš jį skaitau ir jį suprantu ir jį palaikau ir sakau tęsk. Ir va tada, kada tu duodi tą keliuką tokį, pagalbos ranką, kaip aš sakau, eiti tuo keliu, pakalbėti ir apie tą seksualumą, tada ateina jumoras. Ir labai gerai, kad gyvenime pas mus yra jumoras. Sako, atsakymą man tokį žmogus, kad aš tiesiog jaučiuosi kaip teletabis, seksualumas 0 ir va taip gyvenu. Tai taip. Juk teletabis jis yra belytis. Tai atrodo iš vaikų filmo, bet tas filmas gan įdomiai suskambėjo. Tai šiandieną aš pasidalinsiu, kaip reikia atpažinti šitą grožį. Juk švytintis žmogus, jisai yra gražus, kada jisai šviečia iš vidaus, ar ne? Ir ką mes turime galvoje, aš iš karto noriu taip pasakyti. Tai kaip aš gyvenu, tai aš ir sakau, ką aš suvalgiau, tas ir matosi ant manęs. Bet žmonės yra labai pavargę nuo tos informacijos, kad tu turi, kad tu privalai, kad tu kažką vis turi gilintis. Nieko čia, žinokit, nereikia gilintis. Atsikėlė ryte, pasipurtė avinėlį, kaip aš sakau, pasižiūrėjai į veidrodį, turi būti kažkokia tai pas tave džiaugsminga gaidelę, kad tave pakeltų visą šitą tavo nusodinto akumuliatoriaus, netgi galėčiau pasakyti, arba tavo visą lytinę hormonalinę grandį. Tai reikia tiesiog nurimti ir ieškoti kitos alternatyvos ir suvokti, kad ateina amžius, mes
tikrai nebūsime visą laiką tais pačiais plaukais, nagais, ragais ir nervais, ar ne? Taigi reikia ir galvą nusidažyti, kai aš sakau, žilą plauką paslėpti, jeigu norisi. Jeigu nesinori, tai neslėpkite, man tai mano raukšlelės yra mano džiaugsmo visos akimirkos ir juoko ir ašarų, tai aš jas labai myliu ir tikrai įdedu į save taip, kad tas mano vidus, jisai atsispindi ir išorėje. Ir paprašė manęs kaip mediko ir kaip tokio holistinio požiūrio atstovas, aš lygiai taip pat esu ir dvasiškas žmogus, esu tikrai draugauju su ta šviesa. Man tikrai negaila, aš sakau, yra keletas produktų, kuriuos aš gaunu ir dovanų ir galiu tikrai drąsiai pasidalinti. Tai yra vienos tikrai patikimos kompanijos produktai. Kas juos įeina, tai pagrindinis mylimukas vitaminas E. Yra brokoliai, kurie yra atsakingi už hormonalinę sistemą, už kryžmažiedžiai aplamai, jie yra už netgi padidina vaisingumą, kas negali susilaukti šeimos, daleiskim. Jeigu abudu partneriai geria tą kryžmažiedį, vadinamą cruciferus, yra kompanijoje Neolife toksai produktas. Jis yra tikrai labai efektyvus ir jis suteikia labai didelį balansą hormonalinį. Tai čia liečia amžiaus ribą ir mergaitės, kurios turi skausmingas mėnesinės galbūt, ar ne, ir migreniniai skausmai, ir skydliaukės problemos, ir kažkoks toksai virškinimo sutrikimas, nes ten įeina ne tik kryžmažiedžiai, ten yra ir ridikai, yra tenai daug kitų eterinio aliejų turinčių, juodosios ropės, ten kiti dalykai dar yra. Eteriniai aliejai, jie yra labai reikalingi ir va tas mūsų kopūstinis brokolis, kryžmažiedis, jisai suteikia labai didelį efektą. Tai aš juos tikrai valgau, nes jie yra ir prieš onkologiją, ir kitus dalykus sprendžia, odos problemas. Tai yra tiesiog tokia pagalba. Tai aš stengiuosi dar aišku, suvokiu, kad mes Europoje nesuvalgome ląstelienos. Tai mūsų mityboje turi būti po ranka jie, tai yra aišku produktas fiberis, kuris atkompensuoja visą pralaidų, netgi kaip galima sakyti, ir žarnyną. Jisai sutvarko ir gliukozės kiekį kraujyje, jis atsakingas už cholesterolio, šiek tiek tokį balansą. Ir jeigu jūs juos turite, tai sujungiate ir važiuojate. Ir ką? Ir važiuojate, energingi, nenervuoti, duris nesitranko, kai aš sakau, namuose ir jūsų seksualumas žemiau nulio ir nesijaučiat, gal jūs jau tada užmaitinę tas silpnas vietas, nebe nulis pats jau jaučiatės ir jūsų seksualumas jis tikrai nėra žemiau nulio ir jūs nesijaučiate kaip teletabis. Tai labai buvo įdomi išraiška teletabis. Čia tikrai pagalvojau, kad jau žmogui to tokio džiaugsmo daug nebuvo. Moterim tai pagrindas yra galbūt toksai kaip ir depresija atstatyti, užmaitinti mus galbūt reikėtų cinamonas, jisai labai gerai yra veikiantis mum, jis duoda ramybę, jisai šiek tiek ir dezinfekuojantis yra, kurkuminas lygiai taip pat. Ir toks produktas yra botanika balansas, jau jame yra viskas subalansuota. Ir ką reikia dar atkreipti dėmesį, kad su tais estrogenais nepadauginti ir jų nepamažinti, turi būti visą laiką balansas. Tai reikia mums žiūrėti, kad mes jeigu jau pastebime, kad būna toksai dalykas kaip auga svoris, karščio bangos, paskui atsiranda toksai greito nuovargio sindromas, iš lovos neina atsikelti ir toj lovo atrodo nebėra ką jau ir veikti. Ir paskui reikia sužiūrėti dar, kad visą šitą savivertę tokią mes jaučiamės, prislėgta nuotaika, tokia žema savivertė savo atrodo. Atrodo, kad čia ta pati lyg aš, bet kažkas manyje ne tas pats. Ir kada dar kiti iš šono jau pastebi po visų tokių išderintų mūsų hormonalinių
grandžių ir audros tos, kaip sakant, tikrai iki durų trankimo. Tai aišku nemalonu, kai tau dar iš šono kažkas pakritikuoja, o tau tas skaudantis taškas yra, tai norisi tiesiog išvis verkti, atrodo, ir niekur neiti, ir gulėti po tą kaldrą palindus. Tai vat, jeigu tokie požymiai jau randasi ir jaučiatės, kad tikrai pas jūs jau nebėra tos seksualinės traukos, nes mes juk žmonės turim pliusai minusai, mes turime dalintis tą energetiką ir tai yra tikrai jaučiama, kada žmogus to potraukio jau nebeturi, tos traukos tiesiog seksualumo. Tai jeigu visą šitą gražiai pasėdėjus ir taip pasidėliojus savo, ar ne, ir žinant, pripažįstant, netgi pripažinant savo, kada jau mes pripažįstame savo, kad o jėtus jau kažkur aš nusiritau ir iš manęs likau kai klumpė, ar ne? Tai jau tais požymiais vadovaujantis, va čia, kur aš išvardijau, reikia susimastyti, kad reikia atstatyti tiesiog hormonalinę grandį ir viską sutvarkyti, tuos jaunystės hormonus, grožio ir viso mūsų aktyvumo, potraukio ir švytėjimo energetiškai mes turime tikrai dalintis vieni kitais. Ir tada, ką aš parekomenduočiau, kad jeigu jum ir kažkas čia atrodo keistoka, ką aš čia pakalbėjau apie šitos produktus, produkciją, apie vitaminą, apie kryžmažiedžius, jūs tiesiog galite patys pasiskaityti, jeigu jum įdomu, pasižiūrėkite mano šviesos mazge. Ten yra tiesiog paprasti žemiški patarimai, nuo ko kitą kartą ir aš pradedu, nepuolu aš čia bėgti enciklopediją skaityti, aš tiesiog žinau, kad mano laikais buvo linai, linų laukai, aš žinau, kokie jie yra veiksmingi, linų sėklos ir lygiai taip pat yra lęšiai, apie lęšius iš vis labai daug yra geros medžiagos, kada tikrai mes kažkokią tai dieną pasidarom iškrovos ir mes pabandome sumiksuoti, ar ne, nusipirkti sezamo sėklų, lęšių, paimti dar kažkokių linų semenų sėklų, prasivalyti, detoksą pasidaryti ir mes pajausime, kad ir tos skaidulos mums reikalingos ir viskas va taip gražiai susistovi ir viskas pas mus jau, kaip sakant, žmogiškai, liaudiškai stovi, ar ne? Tai nuo to labai priklauso, kaip jūs jaučiatės. Nu, jeigu jau tas gyvenimas nebėra toks mielas ir norisi po tą kaldrą gulėti ir niekur neišlysti, tai turint tas žinias, ką aš jums dabar pasakiau, galimagi savo padėti. Nu tikrai, galimagi savo padėti. Nei vieno negimė kažkokio tai mokyto žmogaus iš karto, arba kad klausimas kažkoks gali būti kvailokas, keistokas, tai panaudokit humoro, kaip man, kad pasakė, seksualumą žemiau nulio jaučiuosi kaip klumpė, arba kaip teletabis. Nu tai jeigu taip jau žmogus tau gražiai apie tai pasako, nu tai kodėlgi nepadėti? Gal kitam net nei galva, kad pavyzdžiui mūsų kryžmažiedžiai, kopūstai, brokoliai turi tokią galią ir prieš onkologiją ir kad tas vitaminas E, jisai tiesiog profilaktiškai duodamas, kad kuo daugiau mums funkcionuotų ta trauka seksualinė lygiai taip pat. Ir vat, tai kodėlgi nepapasakot apie tai. Ir vat, vaisingumą didina ir kitus odos problemas labai sprendžia. Vitaminas E, jisai antioksidantas labai stiprus. Aišku, šalia dar reikėtų dadėti kokio vitamino C, kad jis veiktų teisingai ir jų būtų valanda, pavyzdžiui, vitamino C, kas nežinot, ar ne, yra prailginto veikimo vitaminas C ir paprastas vitaminas C. Vitaminas C netgi jisai skyla šviesoje. Jis kartais būna maišomas su, pavyzdžiui, alijošiaus gėrimas su vitaminu C, ar ne? Tai jis visą laiką bus patalpintas tamsiame butelyje, kad jo nuo šviesos kilimo procesas nesunaikintų jo kaip veiksmingumo, efektyvumo. Tai vat, aš jeigu perku vitaminą C, tai aš perku dažniausiai prailginto veikimo, kuris veikia 8 valandas, tai mano užtenka visom grandim ir energijos tiek užtenka, kad jis tiek atlaikytų. Nu, yra aišku ir 4 valandų, nu, tai reikėtų tada dažniau gerti, bet mesgi dirbam, pamirštam.
Tai geriau iš karto tą prailginto, vitaminas C prolongas, prailginto veikimo ir jūs visi esate švytintis. Va, ir jūsų visos grandys veikia. Tai su tokia žinutė aš jum ir norėjau šiandieną pasimatyti. Va, ir labai dėkoju, kad yra ir jaunimo mano tarpe, ir pagyvenusių senjorų, ir jie man išsisako, ir jau dabar senai tikrai žadėjau, kad pasidalinsiu, kokiom mintim jie keliasi, senjorai, jaunimas, ir kokiom mintim jie gulėsi. Tai va ta tema lyg tokia biškutė įžanga gavosi į sekančią mano temą. Tai jeigu jum įdomu ir jeigu jūs tikrai aprimstate, pažiūrėję tą mano Šviesos mazgo kanalo kažkokį tai įdomų įdėtą posmelį, ar ne, ar kažkokį tai pranešimą lengvą, tai aš tikrai esu už tai, kad eiti toliau. Einam toliau tada. Jūs drąsiai rašykit man. Aš viską suprantu, lygiai taip pat esu žmogus. Ir labai smagu, kada kažkas pagiria ir pasako, kad pasidalink tuo švytėjimu iš vidaus. Tiesiog jisai yra todėl, kad negali būti savo abejingas, nes gyvenimas jisai yra tikrai gražus. Tai kodėlgi mums nepasipuošti prieš jį? Ar ne taip? Tai ačiū labai ir dėkoju už drąsą, visą laiką dėkosiu iki pat galo, kiek aš save žinau tikrai. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas - būti sąžiningam, drąsiam, norinčiam pasikeisti ir ieškoti pagalbos. Tiesiog nuo to mes tik pasilengvinam ir palengvinam aplinkiniam apie save. Tai rašykit, bus įdomių temų, apie viską pakalbėsim, pasidalinsim. Jeigu reikia, apsikabinsim kada nors gyvai, galbūt netgi, ar ne? Tai ačiū. Toks mano pranešimas jums šiandieną, kad nesijauskite žemiau nulio, kad seksualumas būtų patrauklus. Paimkite vieną dieną ir kažką padarykite kitaip. Ir susigrąžinkite tą savo jaunystę, kad jinai neišbėgtų jums pro duris. Kad pabūtų pas jūs šiek tiek ilgiau. Ačiū jums labai. Iki sekančio. Malonu, kad užduodat klausimus. Aš tiesiog esu nustebusi, kad viskas taip gyvenime yra gyvenimiška. Iki.